Taigi papasakok, iš kur tu semiesi tokios kūrybos? Tai iš paties gyvenimo. Aš labai jautrus žmogus, mane daug kas jaudina, daug kas kažkaip negaliu likti abejinga ir iš gyvenimo. Nei viena mano daina nėra išgalvota ir viskas atėjo iš kasdienybės, iš nuobodulio, kartais iš skausmo, kartais tiesiog iš džiaugsmo. Kaip tavo pirmas solinis koncertas? Nes aš girdėjau, kad kiti, tarkim, turi solinis koncertus, kur tik tais 9-10 žmonių būna. Kaip tavo buvo pirmas solinis koncertas? Jo, mano pirmas buvo kitoks. Ten buvo 500 žmonių ir aš tuo metu nesupratau, kad tai yra labai daug. Man atrodė, čia žmonės New York'e dainuoja, ten Tokijoje arenose dainuoja, ką čia tai 500 žmonių. Bet pasirodo, tai buvo labai daug ir šiai dienai net ne visi atlikėjai gali surinkti tiek, tai labai branginu tą koncertą, nes jisai mane perlaužė iš vidaus, supratau, kad aš galiu dainuoti, kad galiu būti savim ir kad galiu kalbėti tarp dainų su žmonėm ir net juos prajuokinti ar kaip tik priversti jaustis ne vienišais. Bet taip, žinai, taip žmogiškai, be jokių ten artistiškų ypatybių, o tiesiog kaip žmogus su žmogum. Ir aš žinau, kažkiek domėjausi apie tave, kad tu esi baigus žurnalistikos sritį, su dokumentika. Ir skaičiau, kad tu nufilmavai apie Honkongą. Kas konkrečiai tame filme yra, papasakok? Tai aš Honkongė mokiausi pusę metų pagal menų programą, ten buvo labai daug vienatvės, labai mažai pinigų ir žiauriai daug laisvo laiko. Tai ir aš tuo metu sužinau, kad Vilniuje kino pavasarį rodomas filmas nufilmuotas 8 iPhone ar ten 9 ir aš galvoju, eina savo, mano 7 iPhone'as, gal aš kažką galiu su juo nuveikti ir aš pradėjau filmuoti tiesiog savo aplinką ir jai suteikiau lietuvišką filtrą. Fone uždėjau savo močiutės balso įrašą, uždėjau Teisučio Makačino muziką, uždėjau vilnietiškų maršrutų troleibusų garsus ir taip labai svetimam miestui sukūriau lietuvišką tokį rūbą. Ir tada žmonėms buvo taip savotiškai ir įdomu ir keista žiūrėti, nes atrodo nepažįsti miesto, bet tokie iki skausmo pažįstami garsai. Toks triukas buvo. Nu čia įdomus toks triukas. Nu toks meninis sprendimas jo. Taip. Tai va. Gerai. Ačiū tau labai, ačiū už superinį koncertą. Gero tau vakaro. Ačiū labai. Iki. Iki. Ačiū. Jau galim kelionę